Skambinote į Lietuvos Respublikos Seimo kanceliariją. Norėdami užtikrinti kokybišką paslaugų aptarnavimą, pokalbį rašysime. Jeigu sutinkate, prašome palaukti. Jeigu nesutinkate, prašome kreiptis elektroniniu paštu priim@lrs.lt paštu arba tiesiogiai į Seimo priimamąjį. Gedimino prospektas 53 01 109 Vilnius. Ryšių su visuomenės skyrius, klausom jūsų. Labas rytas. Labas rytas. Žiūrėkit, aš čia prieš 7 dienas adresu prim@lrs.lt išsiunčiau laišką elektroninį su paklausimu, kad atsiųskit skenuotą dokumento originalą dėl Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo. Kada aš gausiu atsakymą? Gal galėtumėt pasakyti savo pavardę, galėčiau paieškoti. Tenais bus parašyta Ignacijus Kryvis, bet šičia internetinėje erdvėje viską galima meluoti, kai sakant, aš jums padiktuosiu elektroninį paštą. Gerai, sakykite. velnesžino2020@gmail.com. Taško nėra? Ne. Matau, kad paskirta archyvo skyriui ir kol kas jokių žinių neparašyta. Aš jums duosiu archyvo skyriaus darbuotojos telefono numerį, jeigu jūs galėtumėt užsirašyti. O paragint neina? Pas mus paraginimas toks po 7 dienų kaip ir nelabai išeina, nes šiaip žmonės turi 20 darbo dienų, tiesa, mes atsakom žymiai greičiau. Tai gal aš realiai, aš suprantu, pagal viešo administravimo įstatymą turi tenais bet kokią biudžetinę įstaigą 20 darbo dienų atsakyti. Tai tipo gaunasi, kad aš bet kokį įstatymą irgi galiu po 20 darbo dienų tik tais pradėti suprasti arba ten laikytis, ne? Nes aš dabar noriu sužinoti įstatymą, realiai dokumentą. Ne jūs vienas rašot, tai užtrunka. Aš žinokit, labai abejoju, ar į Lietuvos Respublikos Seimo archyvinių skyrių dažnai rašo kiekvienas šis žmogus. Aš labai abejoju, ta prasme, dėl šitos informacijos. Nemeluokit. Tai jūs norit darbuotojos telefoną, ar pasikliausit manim, kad aš ją paraginsiu? Tai pasikliausiu jumis, garbės jūsų žodžių, jeigu tokios dar turi kažkas ten tam Seime, tai jeigu turėsit jūs, tai būsit vienintelis, ko gero. Gerai. Tai taip ir sutarėm, tada aš paraginsiu darbuotojus ir labai tikėsimės, kad greičiau atsakys. Jo, aš tikiuosi, kad man nereikės rytojaus skambinti, dar sykį paraginti prašyti jūs. Aš irgi labai tikiuosi, kad viskas išsispręs. Jau primiktinai, nes praeitą sykį, ta prasme, man atrašė po 3 darbo dienų. Gerai. Taip ir sutarėm, kad aš iš karto einu raginti, kad kuo greičiau jums. Labai gerai. Dėkui, iki. Gražios dienos. Girdi tokį garsą. O ko aš darau? O aš darau ne ką kitą, kad spausdinu va šitą dokumentą. Aš susikūriau kažkada Google paskyrą, bet kaip matot, užvadinau Ignacijus Kryvis čianais ir atrašinėjau Ignacijui Kryviui. Tai jeigu susikūrsit galimai Google paskyrą, kur gyvas vyras, ar ten gyva moteris, ar ten gyvas žmogus, ar ten kažkas, ar Vinipuchas ir Mikė Pukotukas, tai ir tiem atrašinės. Tai va, aš čia kur užklausiau 99 metų kovo 16 dienos,
Lietuvos Respublikos įsikomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymų 99 metų. Nu įdomi, ne? Kaip tas Cestus Kuviakt 1666, taip ir čia 1999 po 333 metų. Nu, čia apie vekselius, apie visą kitą, kad sakau, nu, reikia pasidomėti, gerai įsisąmoninti, įsisavinti, ta prasme šitą pateikiamą jų informaciją, kas yra vekselis, kas atsakingas pagal vekselį, kas gali išrašinėti, kas negali. Vat kaip su Anatolijum sakėm, pagal, kaip atsakomybė yra, vat, pagal vekselio pakeistą turinį, tu tarkim su žmogum sutarinėjai kažką vieną, jis paėmė kitą pusę, pakeitė, pakeitus vekselio tekstą, vekselyje pasirašę asmenys atsako pagal pakeisto teksto turinį, o prieš tą pakeitimą pasirašę asmenys pagal pradinę teksto turinį. Na ir ta senaties terminai ir visa kita, vekselio turėtojas turi pareikšti reikalavimus indosantams ir davėjai per 1 metus nuo nustatytų laikų įforminto protesto dienos, kai vekselyje buvo sąlyga grąžinti be išlaidų, ar neprotestuotinas nuo mokėjimo termino dienos. Indosantai turi teisę pareikšti reikalavimus vieni kitiems ir davėjai per 6 mėnesius nuo tos dienos, kai indosantas apmokėjo vekselį, arba nuo tos dienos, kai jam pačiam buvo pareikštas reikalavimas. Nu, čia kas liečia protokolus, kad tarkim, jeigu jūs kaip indosantas irgi pasirašėt ant vekselio, tai jūs turit pilną teisę per pusę metų, ta prasme, pareikšti, kad ir iš miento būtų išieškota ta suma ir jums būtų sumokėta. Jeigu jūs sumokat baudą, jūs galit protokolą pateikus, ten tai kaip tie clearingo namai, nu, plovimo namai, laundry, money laundry. Vienu žodžiu paprastasis vekselis, čia rekvizitai, kas turi būti, žodžiai paprastasis vekselis tekste, nu ir aišku, tenais, kur sako, jeigu atitinka 77 punkte dokumentas, kuriame nėra nors vieno iš šios straipsnio 7 įstatymo 77 straipsnį išvardytų rekvizitų, neturi paprastojo vekselio galios, išskyrus šio straipsnio, tai yra 77, 2, 3 ir 4 dalyse nurodytais atvejais. Ta prasme, jeigu yra čia minimas, nebūtina, kad vekselėje būtų įrašytas žodis paprastasis vekselis. Bet jeigu atitinka 2, 3 ir 4 punktą, besąlyginis įsipareigojimas sumokėti nurodytą sumą, nu čia besąlyginis, nėra sąlygų kitų, ta prasme. Mokėjimo terminas 14 dienų ir mokėjimo vieta, viskas. Tai yra ta nemokėjimo vieta, jo mokėjimo vieta. Viskas, banke, sumokėk banke. Bet jeigu turi, tai čia jau yra vekselis, bet ne apie tą aš norėjau, o man buvo labai įdomi, kas yra baigiamosiose nuostatose ir kai sakant, esu ne kartą kaip pavyzdį sakęs, kad žmogus tas, katras nemoka vairuoti, jis nestebi ženklų, o tas, katras moka vairuoti, tas stebi ženklus, tai aš jį atsispausdinau, turėsiu, susisieksiu, susiryšiu, ir turėsiu pasiskaitinėsiu, nes būtent šitas, kai sakant, manęs nedomina teisės aktų redakcijos, nes kadangi Valdas Adamkus, ko gero, nežino apie tai, arba jam neįdomu, nes jis per didelis šūdo gabalas yra. O šūdo gabalas tai dėl 47 konstitucijos straipsnio pakeitimo. Nes jis sutiko, jis nevetavo Seimo priimtą konstitucijos pakeitimą, iš kur buvo atimta visų žmonių teisė, konstitucinė teisė turėti privačią nuosavybę, žemės sklypą ir visa kita. Čia jau pasekmes realiai, ta prasme, yra 20 metų praėję. Tai čia jau šneka apie poligonus tavo sklypę, tavo daržę, bulvių laukę ar ten batvinių. Tai, kai sakant, atėjo, tranšėjo iškasė, tanką priparkavo, tepalus nuleido ir karočią pasivažinėjo. Bet, apie kokius ženklus aš kalbu, tai man labai įdomus, ta prasme, kur mes su Anatolijum ne kartą esame minėję, tokie žodžiai įdomus, juridinės mirtis. Labai jau įdomu, kodėl Valdas Adamkus uždėjo
čia Lietuvos Respublikos Seimas uždėjo antspaudą už Pirdolino apverstą. Čia normalu? Aš nežinau. Čia normalu? Jūs matėt Patreonuose pas mane, kur aš esu pasidalinęs. Jeigu matėt video, kur aš buvau pasidalinęs, aš visų tų antspaudų nerodžiau, ta prasme, bet, realiai, žemyn galva, kaip piratus už kojas pakardavo, kad į smegenis kraus pritekėtų ir mirtų nuo spaudimo. Smegenis ištindavo, ta prasme. Tai labai Lietuvos Seimas Respublikos. Tai nuskandinta realiai. Gerbinis antspaudas. Jo, dar etalono nebuvo. Etalonas tik tais patvirtintas 2008 metais. Dar nebuvo net etalono, bet į Pirdolino ir Gerbą, kai sakant, apvertė antspaudą. Nežinau, kas čia štampą dėjo, bet labai įdomus dalykas, kad Valdas Adamkus, ko gero, tokio štampo neturi. Plus, rekvizitas nereikalauja, čia, kaip sakant, AV nėra. Nėra rekvizito antspaudo vieta, AV. Bet tokie dalykai įdomus, kad antspaudas įpirdolintas, kai sakant, aukštint papais. Įdomi. Tai ką aš norėjau parodyti, jeigu turit noro, jeigu turit galimybę, remkit YouTube kanalą, rekvizitai po video, gale video ten yra, susistabdysit, pamatysit. O kas nenori pavedimų darinėti, prašom į Patreonų kanalą, ten irgi yra kiti video, kurie yra nemokami. Visiems Patreono registruotėm, kai sakant, neregistruotėm, užsiprenumeravusiam žmonėm. Visa informacija yra nemokama, o tie, kad nori paremti ir tingi kas mėnesį, ar ten kas 2 mėnesius, ar kas pusę metų paremti, gali pasidaryti, kad tenais kas mėnesį įkristų euras, 5 eurai, 10 eurų nuo sąskaitos nusirašytų pas jums tiesiog ir viską. Kam patinka, kam nepatinka, aišku, toliau rašykit savo debiliškus komentarus, kuriuos aš ištrinsiu, nes man nepatinka, kai sakant, kadangi kanalas YouTube yra mano. Jeigu ištrins tą kanalą, kai sakant, visus video aš turiu, aš perkelsiu viską į Patreonus ir viskas dėl to. Dėl to taip, kažkaip taip. Judam, yra naujų informacijų, labai įdomių žinių, dėkui, kad remėt, dėkui, kad paplatinat kituose socialiniuose tinkluose. Tai viskas, užteks, kai sakant, kaulita, ne? Davai, iki greito, iki malonaus susitikimo, iki. Could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just vote an obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take your redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they see me. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they drag the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions in the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off, I'ma break off from the weak minds. They can stay soft, you can change lives, you create thoughts, never waste time. You got one shot, you got one life.
job, no 9-5, no mean boss, just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they see me. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try to change, you can say no, free me.